žinutė ir tiesiog kita eilutė atvaizduokime datą, kada buvo rašyta žinutė ir štai tokia linija HR. Taigi data tai yra funkcija date, kadangi mes datą saugosime timestamp reikšmėje, tai tiesiog turime padaryti, turime tiesiog timestamp reikšmę sukonvertuoti į datą. Taigi datos formatas ir po kablelio mūsų timestamp reikšmė, tai yra raw data. Ir štai kaip ir viskas parašta. Tačiau kadangi įrašų nėra, tai mums nieko neatvaizduoja. Ir mes galime pasidaryti tokią sąlygą, jeigu for, tai yra kiek viso įrašų išgauta pagal šią užklausą. Jeigu yra mažiau už 1, tai yra 0 arba mažiau, tuomet mums, nors ne, jeigu yra daugiau už 0, tuomet vykdo šį ciklą, tai yra atvaizduoja visas žinutės, o jeigu ne, jeigu yra mažiau už 0, tai yra jeigu yra 0 arba mažiau, mums atvaizduoja žinučių nėra. Štai žinučių nėra, bet galime HR liniją ir štai žinučių nėra. Ir dabar mums reikia susikurti siųsti.php failą, kadangi ši forma išsiūs duomenys į siųsti.php ir toliau ten įrašys į MySQL duomenų bazę, tai yra lentelė žinutės, mūsų vardą ir žinutę, datą ir numerį, ir toliau mūsų perkels atgal į šį puslapį. Taigi susikurkime failą žinutės.php ir čia išgaukime informaciją. Praeitose pamokose mes darėme štai taip, nors, gerai, darykime taip pat, o kitose pamokose jums paaiškinsiu tokį dalyką kaip extract funkcija, kuri tiesiog gali visus siųstus get arba post metodų įrašus, sakykime, paversti į kintamuosius pagal, sakykime, laukelių vardus ir panašiai. Bet apie tai kalbėsime kitose pamokose, o šioje tiesiog kintamasis vardas yra lygus post vardas ir kintamasis žinutė yra lygus post žinutė, taip, žinutė. Ir toliau nedidelės sąlygos, jeigu vardas, taip, strlen vardas, tai yra, sakykime, kintamojo ilgis, tai yra išgauna kintamojo ilgį šį funkciją strlen. Ir tiesiog šios funkcijos parametras yra mūsų tekstas, tai šiuo atveju vardas. Ir jeigu vardas yra, sakykime, trumpesnis už 2 simbolius, tai yra jeigu vardas reikšmė yra sudaryta iš tik 1 arba 0 simbolio, mums išmes klaidą. Ir, tarkim, klaida vardas per trumpas. Tada else if strlen žinutė yra mažiau už 10. Jeigu žinutė yra trumpesnė už 10 simbolių, tiesiog mums išmes klaida, žinutė per trumpa. Ir jeigu viskas gerai, tai yra jeigu nėra klaidų, mums tiesiog į MySQL įrašys šios duomenys. Taigi MySQL query ir toliau taip, insert into lentelė žinutės. Toliau nurodome, į kurios laukelius mes įrašinėsime šias būtent reikšmės. Taigi nurodome autorių, žinutė ir data.
autorius, žinutė ir data. Be kabučių, tiesiog skliausteliuose atskiriame kablelių. Parašykime values tiesiog ir toliau skliausteliuose kabutėse autorius, tai yra vardas, kadangi mes įvedėme savo vardą ir šios žinutės autorius bus mūsų vardas. Toliau žinutė, štai ir data, tai yra timestamp reikšmė. Ir tai reiškia, kad tiesiog į lentelę žinutės mums įrašys į laukelius autorius, žinutė ir data reikšmės kintamasis vardas, kintamasis žinutė ir timestamp reikšmė dabartinė. Ir jeigu nepavyksta, tiesiog or die, klaida, duomenų įrašyti nepavyko. Jeigu kokia nors sintaksės ar MySQL klaida, mums tiesiog išmes šią klaidą ir duomenų neįrašys. Ir jeigu viskas gerai, mums tiesiog funkcija header ir location index.php. Tiesiog jeigu viskas gerai, nėra klaidų ir įsirašo sėkmingai į MySQL domenų bazę, mus tiesiog perkelia atgal į pagrindinį puslapį. Tačiau jeigu yra klaidų, na taip, mes galime daryti šiek tiek kitaip. Čia tiesiog taip pat sukurti kaip klaidą ir parašyti, tarkim, OK. Ir čia, jeigu, na taip, čia geriau palikti tuščią ir jeigu kintamasis R, taip pat čia nusistatykime, kad jis yra tuščias dėl viso objekto ir jeigu kintamasis R bus nėra lygus, tai yra, jeigu kintamasis R nebus tuščias, mums tiesiog atvaizduos tą kintamąjį, o jeigu jis bus tuščias, mus tiesiog sėkmingai perkels atgal. Header location index.php. Na, patikrinkime, kaip viskas veikia. Štai mūsų forma, įveskime vardą, tarkim Robertas ir sveiki visi. Na, taip pat padarykime nedidelę apsaugą tam, kad žinutėje niekas neįvestų neleistinų simbolių ir nebandytų pakenkti tiek duomenų bazei, tiek svetainiai. Tai tiesiog kintamasis žinutė yra lygus HTML special chars žinutė. Na, tiesiog, sakykime, apsauga ir šiek tiek iš tiesų padeda. Na ir patikrinkime. Spaudžiame siųsti ir siųsti nerasta. Keista. Robertas, sveiki. Na taip, nežinutės. Na, tiek to mes galime tiesiog formoje pakeisti. Neįsiųsti, o žinutės.php. Ir štai spaudžiame siųsti. Sveiki. Ir štai klaida žinutė per trumpa. Na taip, nes minimaliai 10 simbolių. Visi. Klaida duomenų įrašyti nepavyko. Taigi suveikia štai ši klaida. Reiškia, mes čia kažką netaip nurodėme. Taigi pasitikrinkime, kas čia negerai. Žinutės. Autorius ir žinutė. Na taip, mes galime vietoj šios klaidos tiesiog išgauti MySQL klaidą, tai tiesiog MySQL error. Ir štai Robertas, sveiki visi. Naudota. Na taip, nes mes čia turime taip pat išgauti prisijungimą į MySQL, na tiesiog prisijungti, kadangi mes įrašinėjame ir čia uždaryti, tarkim, MySQL close.
Štai. Tęsti. Štai. Žinutė sėkmingai įsirašė, mūsų atgal perkelė į šį puslapį ir štai pirmoji žinutė. Galime parašyti dar vieną žinutę, tarkim. Yra gyvų. Atrašykite. Štai. Ir mums čia atvaizduos paskutinius 5 įrašus. Tai yra, jeigu jų yra 10, mums atvaizduos 5 naujausius įrašus. O sekančioje pamokoje, manau, mes tiesiog, tobulinsime šiek tiek šią svečių knygą, darysime kiek saugesnę ir, vos ne pasidarysime tobulą svečių knygą, kuri bus tikrai gera, galbūt net su šypsenėlėmis ir įvairiai apsaugota bei su puslapiais, ir kitais dalykėliais. Taigi, laukite kitos pamokos, prenumeruokite vaizdo įrašus ir viso.